Pristatome jums Foreign Exchange Market. Kas tai yra? Tai yra rinka Forex, tai yra pasaulinė tarpbankinė valiutų rinka. Vienos valiutos pirkimas, mokant už ją kita valiuta. Forex rinka pagrinde sudaro spekuliatyvinės operacijos, grynųjų pinigų operacijos, 4500 ir daugiau pasaulio bankų ir finansinių institucijų, dalyvaujančių dienos transakcijose, piniginėse operacijose. Forex tai valiutos pirkimo pardavimo visuma, atspindinti politinės, ekonominės tendencijas, poreikius bei kintančias sąlygas. Dalis operacijų rinkoje yra tarptautinės prekybos ir kapitalo srautų aptarnavimas, kita dalis – spekulacijos. Spekulacijos labiausiai domina privačius investuotojus, traderius, nes volatilumas, svyravimai rinkoje, kainos svyravimai rinkoje sudaro geras galimybės užsidirbti. Forex didžiausias privalumas turbūt tai, kad ji yra likvidžiausia rinka pasaulyje. Pateikiame 3 labai didelių rinkų, didžiausių rinkų palyginimus. Tai yra Amerikos akcijų birža, geltonas stulpelis, JAV fondų birža, ružavas stulpelis bei oranžinis stulpelis Forex, pasaulinė tarpbankinė valiutų rinka. BIS Bank of International Settlement 2007 m. rugsėjį užfiksavo 3,2 trilijono JAV dolerių Forex rinkos dienos apyvartą. Šiuo metu dieninė apyvarta yra 3,5–4 trilijonai dolerių per dieną. Forex Exchange Market, kaip matome, apimtis didėja sparčiausiai. Jos yra didesnės nei kitos rinkos sudėjus kartu. Tai yra milžiniška ir didžiulė rinka. Dar vienas didelis Forex rinkos privalumas tai, kad rinka dirba 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Prekyba vyksta prekybinėmis sesijomis. Per parą įvyksta 4 prekybinės sesijos. Pirmoji prekybos sesija – Azijos sesija. Prasideda 1 valandą nakties ir baigėsi 9 valandą ryto pagal Greenwicho laiko juostą. Europos sesija atsidaro 7 valandą ryte ir baigėsi 16 valandą po pietų pagal GMT laiko juostą. Prisijungia JAV sesija arba kitaip vadinama New Yorko sesija 14 valandą ir užsidaro 21 valandą. Jei vykstant atsidaro Sidnėjaus sesija, kitaip dar vadinama Ramiojo vandenyno sesija, jie atsidaro 21 valandą vakare ir užsidaro 6 valandą ryto pagal GMT laiko juostą. Pateikiame jums prekybinių sesijų tvarkaraštį. Forex rinkoje prekiaujama valiutų poromis arba kitaip vadinama kotiruotėmis. Pagrindinės yra 4 didžiausios valiutų poros. Euras doleris, GBP USD, tai yra svaras doleris, USD JPY, Amerikos doleris Japonijos jena, USD CHF, Amerikos doleris, Šveicarijos frankas. Pirmoji nurodyta valiuta kotiruotėje yra pagrindinė, antroji vadinama kotiruojamąja. Beveik visos pasaulio kotiruojamos valiutos pagal dolerį. Tai pagrindinė pasaulio valiuta. Nuvažiavę į bet kurią pasaulio vietą ir pamojavę žaliu, nebijotinai sulauksite pagalbos. Kitos dar populiarios valiutų poros yra Amerikos doleris, Kanados doleris, Australijos doleris, Amerikos doleris, Naujosios Zelandijos doleris, Amerikos doleris, euras, Japonijos jena, Anglijos svaras, Japonijos jena, euras, Anglijos svaras. Valiutų poros, kuriuose nėra Amerikos dolerio, vadinamos krosinėmis. Šių valiutų porų apyvartos mažesnės nei tų, kuriuose yra Amerikos doleris. Pateikiame jums aktyviausių ir pačių likvidžiausių valiutų porų statistiką. Kaip matote, labiausiai spekuliuojama per Tokijo sesiją yra Amerikos dolerio ir Japonijos jenos valiutų pora. Antra pagal populiarumą Tokijo sesijos metu yra euras doleris, euras jena 5% sudaro ir kitos valiutų poros tik 2% viso kainų judėjimo. Londono sesijos metu populiariausias yra euras doleris, 39% operacijų sudaroma šią valiutą, Anglijos svaras Amerikos doleris 23%, USD JPY 17% ir, kaip matote, visos kitos valiutos. Šita visa statistika diagramos pateiktos iš Bank of International Settlements duomenų bazės. Pateikiame jums Forex prekybos verslo dalyvius, tai yra centriniai ir stambus komerciniai bankai, eksportuotojai ir importuotojai,
investicijų valdymo įmonės, rizikos arba hedge, kapitalo fondai, pensijų fondai, bei individualūs prekeiviai, spekuliantai, traderiai tokie kokie esame ir mes. Forex, kitaip dar vadinamas zero sum game, nulinis žaidimas. Rinkoje vieno dalyvio pralaimėjimas yra kito dalyvio pelnas. Pralaimėjusieji moka laimėtojams. Tik profesionalūs, rinką suprantantis, disciplinuoti, gebantis prognozuoti dalyviai yra sėkmingi rinkoje. Siūlome jums pereiti apmokymų ciklą Forex Faktorius, kurį sukūrė uždaroji akcinė bendrovė Forex Faktorius. Apsilankykite mūsų internetinėme puslapyje www.forexfaktor.lt bei užsiregistruokite į nemokamus pažintinius seminarus bei pereikite mūsų siūlomus apmokymus.